matosi nugriuvęs vienas vilkikas su priekaba šlaite įgriuvęs. Medaus tie, mano, tai yra aviliai žiūri slėnės, yra padėti avilius, jie laiko tas dėžutės, kad bitutės peržiemotų, slėniuose laiko. Degalinė, pravažiavom degalinę, vietinės kilmės. Dirba, matosi, šlaituose dirba žmonės. Tai aikštelę daro, bet kalnai tai pasaka aukštumas. Šonuose ypač kartu. Jeigu griūtis kokia nors akmenų, tai šakutės čia viskas, tas kelias būtų užverstas ir sugriautas, tas kelias būtų. Tūkstančiais tonų, kai pagriūtų toks akmenukas geras uolos. Technika kažkokia dirba šlaituose, chebra. Nežinau, kas ten būtų. Kokias darbas apačiai. Apačiai pakankamai žalia, o asiliukas ganosi ir kai kur yra apačioje prie upių, prie upelių dar tokie drėgnokai ir dar šiek tiek žalios žolės. Medžiai dar šiek tiek kai kurie žali, bet šiaip tai jau viskas yra ne ir kaip ir ruduo. Iš esmės kaip ir ruduo ir kaip ir pas mus iš esmės lapai nukritę beveik visi arba sudžiūvę, reiškia, kabo dar ant medžių, bet iš esmės kaip ir viskas čia irgi ruduo, tik tai diena labai saulutė kaitri, nes visą dieną žiūriu į saulutę, neturiu nuo saulės akinių, mano sulūžo, išmečiau tuos aulorius. Tai dabar gavosi taip, kad turiu nuolat, reiškia, verkti naktį, nes tarsi prisižiūrėjęs į suvirinimo aparatą. Labai išdega akis per visą dieną nuolat. Na, jau įvažiavau. Žinau, kažkoks pastatas. Kaimelį kažkokį išrodau. Reklamas, kaimelį kažkokį visur. Jo, į kaimelį kažkokį ir įbėrinau. Nežinau,
kažkokį. Senelis su vaikai šaukė mane valio, kaip gerai, kad pamatė dėdę. Kažkokį dėdę. Visi laimingi, visi patenkinti. Nes savivaldybės turbūt užsimatęs, ar ten mokyklos namelis, tas vėliava. Visada prie oficialių įstaigų šiaip jie įsikelia tas vėliavas. Tai kad parašyta, reiškia, arabiškai arba mokyklėlė yra, vietos mokyklėlė, supainė, teisingai. Vietos mokyklėlė yra, o čia Kurdistano vėliava reiškia raudona, Kurdistano vėliava raudona, balta žalia ir vidury saulutė. Ir kartais jie dar prisideda ir iš pačio to Irako dar vėliava. Bet dažniausiai tik dažniausiai savo regiono pervažiavau slenkstį. Savo regiono vėliavėlė ir tiek. Ir tuom baigėsi. Viskas tvarkoje. Tai va, mokyklėlę kažkokią prašinkavau. O, kokia upė. Tai tradiciškai kaip ir Irane. Šiukšlyno sočiai. Na tai va, mokyklėlę pravažiavau, reiškia, prie oficialių jie iškelia, nepabaigiau sakyti, tai prie oficialių jie iškelia savo tas vėliavas, bet kas iš to? Bet kas iš to? Kas iš to jie parašyta, taigi čia dabar arabiškai, o tai buvo persiškai, farsi yra neparašyta. Ir jokios naudos man, kad būtų bent jau angliškai kas nors, kokia tai įstaiga ten, mokymo ar savivaldybė ar dar kažkas. Na, policija kartais matosi, kad tai policija, nes vaikšto ginkluoti. Šiaip tai palaidos karvės nuolat čia ganos, tradiciškai. Tradiciškai jie palaidos buliukai, karvės ar kažkaip ganos jie palaidė, reiškia trinasi, tai yra po kaimuose trinasi. Na, paprasčiausiai kaip katinai arba kaip šunys po šiukšlynus. Tai tos jų karvės braido. Ir ganosi ir vaikšto, reiškia, keliais. Viršūnė čia būtų Europoje. Viršūnė būtų Europos Sąjungos šalyse, kad karvės vaikščiotų keliais. Tai vaikščiotų keliais nuolatos ir ganytųsi, reiškia, kur pakliuvo. Nu, nebežinės vėlesnėje. Tai turėtų būti kaip traditės. Vėl kaip leidžiamės smagiai. 305. 40 einame greitai. Na va, einame greičiu 45 einame greičiu. Labai geras čia dabar kelias, toks išplatėjęs. Naujai matomai, reiškia, patentas. Labai fainas. Ko gero ir baigsiu filmuoti, nes kameras paprasta važiuoti, žinai. Na, va, įkritau vėl į kažkokį slėnį. Gal lipt nereikės iš šito slėnio, tikėkimės.